Brangus draugai, aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę kreiptis į Jūs. Mes dabar esame tokioje situacijoje, kuri mums buvo duota iš aukščiau ir kongresas yra atidedamas mėnesiui į priekį. Aš labai to džiaugiuosi iš tikrųjų. Mes turėjome labai gražų, stiprų pasiruošimą šiam kongresui ir dabar mes turime dar vieną mėnesį, dar geriau pasiruošti. Ir aš tikiuosi, kad per šį mėnesį mes pakilsime dar aukščiau ir mūsų kongresas taip pat pakils į dar aukštesnį lygmenį ir dar daugiau gausim dvasinės naudos iš jo. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad iki Milano kongreso mes dar turėsime kongresą JAV. Aš visą laiką galvojau, kaip mes pravesime kongresą Milane, po to Los Andžele, kad tai bus sudėtinga, sunku, kad tai sukurs tam tikrą sumaištį galvoje. Dabar, kai mes turėsime pradžioje kongresą JAV ir paimsime iš jo kiek įmanoma daugiau, ir turėsime papildomą pasiruošimą būtent šiam kongresui, o po to bus kongresas Milane, tai bus didžiulis, gražus kongresas visiems europiečiam, visam europiniam kly. Mes padarysime taip, kad sukursime bendrą europinį kly. Ir turite suprasti, kad esate labai ypatinga jėga. Turite tiesiog visą Babiloną priešai save, visą tą atskirimą tarp savęs, 30 šalių, daugybė kalbų, didžiulės sumai ir priešpriešą tarpusavį ir tuo pačiu virš visų tų europinių protekcionizmų, atskirimų, sudužimų, mes pradėsime kurti ypatingą grupę, kuri naudosis viena kalba, viena idėja, viena jėga, bus vieninga ir trokš atskleisti vieną bendrą jėgą, nežiūrint į visus atskirtumus. Ir tuo atveju, kurie atskleidimas bus labai stiprus. Mes turime pasiruošti tam, sukurti tinkamą infrastruktūrą. Ir kongresas Milane, kuris bus tik tai už vieną mėnesio ir mes turime tam pasiruošti, nes bus visiškai kitas ryšys tarp mūsų, visiškai kitas intensyvumas, naujas kokybinis lygmuo. Nes ryšys, kurį mes sukursime virš sudužimo, tai bus didžiulė galimybė ištaisyti Babiloną. Ir šis ištaisimas būtent gali įvykti Europoje. Rusijoje neturi atstumimo vienas nuo kito, tai viena šalis, tai ir ne Izraelis ar JAV. Taip pat jie jaučiasi kaip viena šalis, viena tauta. O būtent Europoje, kai yra tiek daug atstovų iš įvairių šalių ir būtent įtampos visos, kaip ir Abraomo laikais, mes turime iš tikrųjų sukurti būtent tą Abraomo sukurtos grupės įvaizdį, būtent tokią grupę Europoje, visame žemyne. Ir manau, kad mes turime planą, mes turime pasiruošimą, mes matome ateitį artėjančią ir kongresas bus toks, kad bus pradėtas visas šis procesas labai sveikas ir labai pažangus. Todėl išnaudokime tą laiką, kuris mums liko iki kongreso, netiek ir daug, liko mėnuo. Ir per šį laiką mes labai gerai ir gražiai pasiruošime ir kongrese pasieksime tokią būseną, kurie bus skirtumas tarp atskirtumo tarp įvairių šalių ir ryšio tarp mūsų tos grupės sukurtos
Ir šis skirtumas, jis bus pakankamas kurie atskleidimui. Aš visiems mums to linkiu. Aš labai džiaugsiuosi, būdamas kartu su jumis kongrese. Ir iki to laiko, iki kongreso, turime visas sąlygas, kad mums pasisektų, kaip Babilone, šiuo atveju Europoje, ir jūs esate lyderiai. Ačiū jums ir siunčiu jums linkėjimus iš